Nu ką, sveiki visi. Ką, išvažiavom biškį prasivėžyti su dviratuku. Aišku, žiema, viską, bet važiuot galima, čia viskas gerai. O kiek žmonių mieste? Yra čia jų blemba. Kaip čia jų? Biškį per gatvę. Dviratis biškį pašalo, tai stabdžiai, tai cypia čia kažko. Nežinau, tepalas gal hidrauliniai, čia stabdžiai, tai kol nepastabdai daugiau kartų, tol cypia. Važiuojam čia. Ar čia vėl atsipurtys viskas jaučia? Gal ne. Labai čia nesmagu važiuoti. O čia neskubinam pavaliai. Nes vėl čia kameros laikiklis gali čia atsipurtyti ir paskui vėl mane jinai drebės visą. Eina čia. Visai gerai čia. Smagu visai. Varom link Lapės tenai savo maršrutuką. Galima ir su žiemą, mato, dviračiu važiuoti, ne tik vasarą. O tai kaip Skandinavijoje, Norvegijoje, Švedijoje žmonės visus metus važinėja. O pas juos tai žiemos dar ne tokios kaip čia Lietuvoje. Žiūrės, nieks negirdi. Jo, nėra šalta, čia gal koks 1 laipsnis šalčio arba 0. Į veidus biskį vėsoka, o taip tai kojos nešalta, rankose čia gali važiuoti 100 metrų. Nu, 100 ne, bet gali važiuoti. Varom čia. Čia visai smagu. Le. Čia geri keliai, tai tie šaligatviai net neslidūs, tik sniego yra. Čia su tokiam padangom kaip pas mane, tai čia galiu varyti atsipūtęs. Nu da, taip nebuvo, kad žiemą su dviračiu važinėčiau. Bet, kaip sako, visko gyvenime būna, nu. Nori važiuoju, nori, ne. Čia nieks neverčia, bet jau atsibodo sėdėti ant vietos, jau norisi prasimint biškį, saulutė kolova šviečia, neprūgęs dangus, tamsyte, o čia galbūt nesmagu važiuoti, bet dieną tai čia, kas čia biškį atsargiau, pavaliau ir važiuoji, kaip ir vasarą. Sava, važiuosim iki Lapės.
Ežeras net neužšalęs dar. Kokia čia žiema, kad net ežeras neužšalęs. Štai ir mūsų lapė. Tai kokia čia žiema. Va, ežeras, net ledo nėra ežero. Tokia čia ir žiema, va. Va, mūsų lapės uodega, va. Lapė, čia mūsų parkas. Parkas čia, va. O žmonių kiek vaikšto. Štai ir aš, va. Ką, tiek. Ką, judam. Geras, čia keliukas. Siūlas. Eina į kalniuką. Lipa į kalną. Žmonės galvoja, ką tas čia su tuo dviračiu daro. Ką daro, važiuoja. Prišalę stabdžiai. Geras. Eina. Ekstremas. Ekstremas tokio oro. Kiek žmonių, va.
ekstrīmas čia. Kas su rogėm, kas su šuniais. O, žmonių kiek. O. Kiek žmonių. Žiūrėkit, tas liaudis. Žiema visi džiaugiasi. O, kas liaudis? Kas žmonių? Va čia tai žmonių. Jo, žmonių čia yra daug. Vakar dar tiek nebuvo. Šiandien tai čia ragas. Čia geras. Nu, čia žmonių normaliai, šiandien kaip koncerte. Va, žiūrėkit, kas mašinų čia. Kaip, nežinau, kaip kur.
važiuosim į viršų čia. Ne, tai 100 metrų viskas, tai gerai yra, nes imam. Yra vietos. Ne. Va. Normaliai, ne. Ačiū, pimė. O, kol nevažiuoja. Pravažiavom visur pokučiai. Nėra čia ką veikti. O, blemba, čia viskį reiks važiuot. Ai, pizdu. Gal kažkaip. Čia aš kažkaip vakar važiavau. Ne vakar, užvakar. Ja, čia išlysiu prie parduotuvės, gerai. O, koks šuo atbraiga gražus. Nu, kur eini? Kur varai? O, čia nuvalyta, o, kaip tik kažkas. O, čia tas bordiūras. Nu, čia reiks susikelt dviratuką. O. Nu, biškį čia palaukit, sustosim kažkur. Nu ką, 14 kilometrų jau nuvažiuota. Praktiškai. Viskas gerai. Ir ką mes čia turim? 7-3. O. Oi, uždengiau biškį. Nieko čia. Štai kaip atrodo aparatas po kelionės. Dar nebaigiau, aišku, bet va. Kas čia gali slyst kaip tokios padangos, va. Važiuoju. Ne, koks protektorius, tai kas čia gali slyst. Nieks čia neslysta. Aišku, ant ledo gryno slysta, bet ant sniego tai čia viskas gerai. Gali važiuoti savo atsilošęs. Ja, kiek sniego prigaudai. O. Dviratukas eina kaip bitė, tik tai stabdžiai brozda, nu, bet tai čia nuo šalčio gal. Tepalas hidrauliniai, kada tepalas sušala. Ir, va. Jūsų žiniai 14 distancija, 14 km per kem 9 minutės. Va, vidutinis greitis 17 km per valandą. Tai va tiek žinių. Štai ir aš gyvas sveikas, viskas man gerai. Nepuoliau, tik snarglys bėga, bet tai čia snarglys visiems bėga, kada šalta. Nu, tam ir žiema, kad snarglys bėgtų. Ką varom tolyn? Nedaug čia liko. Čia va kelias pagrindinis. Link Radviliškio jau iš miesto išvažiuojant. Čia sustojau prie tokio sandėlio, nežinau, čia kažkoks sandėlis. Varom toliau.
Viskį nusitrepsim sniegus nuo kelnių ir galim toliau varyti. Visai nešalta. Jokio šalčio čia nėra, kaip visi šneka. Nu, ne visi, gal kai kam ir nešalta, matyt, kiek žmonių. Ir vaikai čia važinėja. Šį dabar, sakau, 0 gal koks. Šalčio visiškai nėra. Man reikia kažkaip papulti į aną pusę. Gatvės, per teriją. O jau dabar stabdžiai gerai veikia. Jau nebrauzda. Nesuprasi, čia jų kartais brauzda, priekiniai da brauzda. Gal susirgti kažkuo reikia, čia nežinau. Kur čia ta šaligatvis net nematyt. Opa. Gerai, čia viskas. Ekstremalus važiavimas, skaitot. Čia, blėt, jeigu nieks manęs neišmaudys per balą, kai išveis, tai aš liksiu šlapias, blėt. O jeigu aš ten važiuočiau tiesiai, kur geltoni BMW, tai kažkokia nesąmonė. Įduras, nu, to Dačija, o Dakaras Dačija. Nasera Salatija nuvarė. Tik ne toj šaly biskyti. Pizdu, aš važiuoju, nacho, aš čia nelauksiu. Važiuoju iš te. Nacho. Da atsilauk tiek, tai čia nežinia, ko gali sulaukti. O čia bus perėja ir pervažiuosiu savo lengvai. Štai. Jo, va čia pervažiuosim gatvėje, va perėja priešais. Ir nereiks čia jokio šviesoforo, va. Čia mašinų visiškai nėra. Ir varysim tą gatvę. Va. Ir čia savo lengvai pro parduotuvę, va. Va, šičia va savo. Va, slydo jau, bet nieko. Va. Čia yra Vilkaviškio gatvė, tarp kitko, va. Viskas gerai. Biskį kai kur slysta, bet tai čia baik. Baika čia. Nu, biškį pasivėžysim, tai visai kitaip jausimės rytoj arba dar ir šiandien. Visai kita savijauta, kad plaukia pabūnino, pasivėžinė ar pavaikštai, nu nesvarbu. O, viskį mėto, ekstremas.
O. O, prisistabdyti reikia. Gali numainuot taip. Viskį. To sniego daug suvažinėtų, ant jos lysta, už tai čia. Taip, tai čia viskas gerai. O, į kalną dabar. Į kalną. O, nu ką. O. Žiema zaibys. Aišku, vasara geriau. Nu, bet reikia to žiemos, toks jau. Taip jau viskas surėdyta, kaip sako, iš aukščiau. Mes nieko žmonės paprasti nepakeisim. Nei paprasti, nei nepaprasti. Jau sausis, kas čia tuoj praeistas sausis, žiūrėsi. Vasaris, kovas ir žiūrėsi pavasaris. Ir taip ir bėga metai. O, va, viskas gražiai nusileidom, povaliai. Viskas čia. Čiki. Čiki rap, čia viskas. Stribai, žiūrėkit, kas stovi. Policija. Vadinasi, dviratį reiks prasistumti. Nerizikuojam, ba. Tie vyrai gali surašyti 10 eurų. Nors čia pėsčiųjų takas, tai čia gal ir nieko jie nesakytų. Bet aš būsiu sąžiningas, geras, doras pilietis. Viski atsitraukti reibo mašiną gali. Aptaškyti. Štai aš. Galit ir mane pamatyti. O, varom. Čia prasistumėm. Pareigūnai pažiūrėjo, galvoja, šitas labai jau dviratininkas sąžiningas, pagal taisyklės važiuoja. Jaučiat? Ne visada, bet stengiamės. Ponas pareigūnė. Oi, kas čia buvo? Iškritau pirštinį. Blemba tas narglys tai užknisa. Kaži, aš neturiu nosinys. O, turiu. Valio! Nosinė yra. Nosinė gerai. Va, įsišnypšim. Va, nes jau nėra tikrai šalta, bet kažkoks narglys vis tiek bėga. Nežinau, nu taip jau turi būti turbūt. Visur sniego pilna čia. Pliupu. Dviratis. Nieko. Ištirps rūsį. Da, varom toliau. Na, visai nieko čia, zaibys. Baterija. Nu, biškį gal žiemą tos baterijos dviračio daugiau jam. Oi, čia viskas apsnigta, nieko nematyti. Bet įdomiau važiuoti. Taip sniego daugiau. O, čia per tą sniegą nėra ką.
Buvo. 7,6. Dizelio litras euras 57, 58, galima sakyti, be cento. Pabrango viskas po naujų metų. O Aidas lėkia savo. Kai čia. Galėčiau tokio oro, tai nežinau, važiuoti ir atgal į Marijampolę, kai vasarą važiavau į savo gimtą kraštą. Jeigu būtų, aišku, takai, nes šalia kelio važiuoti žiemą, tai būtų daug iššūkių. Liktai visas kaip, nežinau, kaip kaliausiai, kaip aptaškytų, kaip, nežinau ką, arba pūstų nuo kelio fūrą. Čia va, mieste šaligatvis, čia dzin. Čia gerai viskas. Viskas, savo mini kur pėdos. Žmonių išpėduota. Ir čia gal pravažiavęs ryte. Tas sniego stumdytuvas ir žiauriai čia suvarės viską ant šaligatvio, už tai čia taip ir pritaškytas. Stotėlė va tik tai. Kas tas sniegas ir viskas. O čia visur kitur tai. Gerai. Bet šiaip tai dviratukas stabiliai tikrai nieko čia kelis įgal. Laikai tiesiai vairą ir jis niekur neblūdino. Kad ir to sniego čia daug, padangos plačios čia pohujėm. Su kokiom siaurytėm tai čia būtų šakis. Bet viskas čia gerai. Bum, per pusnį. Palukas stovi. Volvų krūva. Kas čia do mašinos, ta pati Volvas to. Volva, Mazda ta pati, kur žiūrėjau. Čia aikštelėj mašinų yra, kur parduoda tai. Užmečiau akį, kas čia. Kas ten gero yra. Tai va, tiek žinių. Gerai, ką iki kito karto. Ką? Lekiam. Ką, netoli. Namai, dar ne visai, bet dar čia liko gal kokie 6 kg 7. 18 nuvažiavau. Tai čia prieš vasaros važinėjimus, tai čia centai. Vasarą po 5 kg, 3 visai, kaip laiko būna. Nuo kokio kalno eisim dabar. Džiaugiuosi iš tuo dviračiu. Geras daiktas. Pergyvenau dėl tų ratų mažesnių 27,5, bet užtenka čia jų. Ne lenktynėse dalyvaujam, savo malonumui važinėjam, tai čia. Ano dviračio buvo 28, tai ir daug siauresni būdavo, kur bekelė jau ten krato visą tai. Atrodo, tie ratai sulinksti, bet saugojau, nelaužiau, nesulinku. Viskas ten gerai. Tai va.
Tokie reikalai. Va. Nieks čia, kažkas važiavė, kažkuo va, viena vėžė plati yra. Kokio motociklų gal. Kuo. Matosi viena vėžė, bet daugiau nematyti. Nu, gal dviračių vieną matyti. Įmanau dabar iš galo matyti. Žiemą žmonės, jau lietuviai ne skandinavai, jie čia nevažinėja pas mus į dviračių. Mačiau va porą, kiek dabar čia nuvažiavau, tai kur siuntas vežioja. Nu, maistą, Bolt Food. Porą važiavau daugiau, tai. O. Viskas čia. Kuo puikiausiai. Važiuojam. Na, į žandų šalta, bet visą. O gal šitą pusę parvažiuot. Da, čia nevažiuoju, čia naujas kelias yra. Jo, važiuosim čia, bet čia šaligatvis turėtų būti. Kaip ir. O, stabdžių nėra. Yra. Įsigandau, nes. Galvau, šalo. Čia va naujas yra kelias. Šitas kelias dar tik atidarytas gal mėnesis laiko. Kur mašinos važiuoja. Pasaka. Dar minkštesnis dviratis per tą sniegą atrodo kažkoks, nežinau. Visas. O kur grumstai, tai biškį krato, bet taip tai. Atrodo, kad minkštai važiuoja. O čia irgi kažkas važiavė. Matosi vėžiai. Kol kas tiek. He. 203 kilometrai, šis tas, kaip žiemą, tai normaliai, bet tiek niekada nenuvažiavau žiemą. Čia šitaip, šviesoforų mandrumas. Praleist mašinas. O, galiu eiti, galiu važiuoti. O, čia tai dar nuvalyta, nu jo, čia tai dar nuvalyta kažkiek, o čia kitur tai nieks nenuvalyta. Čia kad bobutės eidamos į parduotuvę nepultų. Nesusilaužytų rankų ar kojų. Eina. Smagiai visai čia pasivėžinom. Aišku, vakaras jau vėsta jau, bet pirmai tai šakės kaip šilta buvo.
Vis narglys. O, kažkur palaukit, čia mano nusukimas yra. Vaikai siaučia. Galbūt apie besiveščiau. Bet kokia diena trumpa. Šviesa buvo, ką tik jau tams nupyzė. Kažkokia nesąmonė. Va, nu štai ir parvažiavom. Štai ir mūsų chata. Va. Štai ir grįžom. Tai va, ką, kelionė baigėsi šiandien dienos. Va, dviratukas, šviesa žiba. Ką nuvažiavom 204 km 100 metrų per valandą 19 minučių. Baterijos dviračio liko PM3. O, žiemą biskį daugiau, čia jos matyt suvalgo. Tai va, draugai, tiek šiandien. Jei nesunku, paspaudžiam like, paprenumeruojam Vaido Vaidyzas kanalą. Iki.